Na, tai ką sakot? Viskas, kas auga vertikaliai išpjaut? Na, štai malkyčių pripjauta, žiūrėkit kiek. O. Va. Šitą karūną, žiūrėkit, pėdą 43 dydžio. O, pamatavau sekatorius 20 cm. 13 sekatorių, 2,60 ūgliai. Va, iš čia gal gražiau medžio struktūra matosi, va. Va. Tai va, štai kas būna, kai labai daug stačių ūglių išleidi. Tai yra išpjauni, ne, toks galingas medis, kaip apsiungliuoja. Vasarą būtinai reikia jį apginėti, būtinai čia ūglių bus miškas. Žinokit, aš negaliu pasakyti, kad aš su nekantrumu laukiu vasarinio genėjimo, aš labiau su lengva baime, žinokit. Ir vutėliau. Kažkas dar sako, kad genėtojai daug įmu už savo paslaugas ir panašiai, tai kiek įdomu kainuotų va toks medis, kaip jūs galvojat, kiek laiko jam sueina sutvarkyti. Ypač po, pavyzdžiui, jeigu šeimininkai dar pabandė patys prieš tai pagenėti. Tai va, tai kaip sakiau, vasarinis genėjimas čia būtinas. Būtinai. Kiekvienas pjūvis man buvo toks, žinot, jausmas manęs neapleido, kad aš žadinu velnę, kad pabus jisai su galinga jėga. Na, pamatysim vasarą.